nuvažiuojam. Tai apie Šerną, neuždariau lango. Apie Šerną, tai naujas baras vadinasi Šernas ir, ir ką žinau, man atrodo geras pavadinimas, ne, kai jūs galvojat. Turim sudėlioję daugybę dalykų, beveik viską turbūt, tai remontai beveik baigti, liko daug mažų dalykų, tai dar porai savaičių darbo, tai maks. Ir atidarimas realiai bus turbūt priklausomas daugiau ne nuo remonto, kaip įprastai būna, nuo darbuotojų, rasim darbuotojų. Penktadienį jau remonto, šeštadienį turi krūvą darbo sutikimų, žiūrėsim kaip gausis. Pagal CV ten netrodo, kad bus labai lengva ir gerai greitai. Bet kažkaip, nežinau, kažkaip reikės, dar nesugalvoju kaip, bet matysim, žodžiu, tie žmonės, matysim kaip greitai, čia kas darosi, kas vyksta ir pagal tai spręsim atidarimą. Tai bet kuriuo atveju Liepos mėnesį atidarimas, tai ar tai bus vidurys, ar tai bus antra pusė, čia jau klaustukas. Ir kągi padariau, pervedžiau visą apšvietimą beveik pilnai. Gerai, šiais laikais, kai gali vedžiot laidus ant viršaus ir tai atrodo gražu, žiauriai gerai, nes kai anksčiau reikėdavo viską slėpti, kiekvieną laidelį, kad tik atrodytų estetiškai ten labai ir supranti, kad čia greičiausiai tas toks ubago sindromas, tai taip labai sutirštinus pasakiau. Ką tai reiškia, kuo tu biedniau gyveni, tuo tu labiau nori pasirodyti, tau tuo labiau reikia kažkokio daikto gražesnio, brangesnio, švaresnio. O kuo tu geriau gyveni, turbūt tau tuo paprasčiau yra gyvenime, tu žiūri funkciją, ar ta funkcija atlieka daiktas ar netlieka. Tai jeigu siena yra tiesi, tai prie jos pasistato normaliai spinta ar kažkas kitas, lova ir viskas ok yra. Jeigu toj sienoj yra kažkoks ten neligumas, tai viskas ok yra, svarbu netiesiai stovi. Ir aš tą dalyką supratau po labai ilgo laiko. Tai kai stačiau namą, stengiausi, ten nervinaus dėl kiekvieno dalyko, kurio dabar nematau. Bet supratau aš pirmiausia Belgijoje. Nuvažiavau pas Kornę į Briuselį ir matau, kaip jie remontus daro. Ir jie visiškai atsipūtė. Ten kažkur nelygų biškį užtipiau, uždažiau atgal ir viskas ten. Kad truputį ten kažkaip matos, ir ką. Po to patį pamačiau Anglijoje ir supratau, kad kam tai tuščiai kvoti energiją ir laiką, jau galim padaryti normaliai estetiškai atrodančiai, neidealiai, bet funkciją pilnai atliekančius daiktus. Tai man labai patinka šitas dalykas ir turbūt, kad tas toks biški industrinis stilius, toks nešvarumo, truputėlį stilius paprastumo ir išliks dar ilgiau, tikiuosi, kad ypač baruose. Tai pervedžiau visą apšvietimą praktiškai. Perjungiau taip, kad būtų nuo vieno jungiklio įsijungia viskas, nes ten begalė jungiklių, ten yra neskaičiuojamus kiekis jungiklių. Tai sujungiau, suvedžiojau, padariau taip, kad vieną paspaudė, viskas užsidega. Tai dar ten liko porą tokių sujungimų padaryti, bet čia smulkmenos visiškos. Ir rozečių reikės dar truputėlį padaryti, bet jau čia po to, kai atvažiuos baldai, aš negaliu iki baldų užsidengti likusio ploto. Aš turiu atvažiavus baldų sustačius, man reikės plokštės tam tikras įsimatuoti ir susuk plokštės. Plius grindis baro zonoje, pačio baro zonoje. Todėl, kad ten tos grindis labai baisios ir neįsivaizduoju, kaip ten galim su jomis būti, nes nei išplausi, nei sutvarkysi, nei atrodo estetiškai. Tai tokie dalykai dar laukia ir padarysiu po baldų atvažiavimų. O baldai, dabar galvoju, vakar turbūt, ar užvakar čia aš. Prieš porą dienų gal sumokėjau pinigėlius už plokščių pjovimus, atsiuntė man ir Dalius daro, tai jisai viską išmatavo, padarė brėžinius, užsakė, tai dabar turi supjauti, sulaminuoti, tada jam liks tik tai susukti, tai aš nežinau, ar jisai vietoje suks, ar jis ten pas save susuks, atveš dėžutės visas, kadangi aš sugalvojau padaryti tai viską, spintelėmis, grubiai tariant, susistumė ir tarpusą tik susikabina. Tai matysim. Plius santechniką reikia padaryti, ten dabar labai negerai, mano manim, padaryta. Turėtų būti kranelį sudėti, tai jaučiu skambinsiu Viktorui,
arba rašysiu, sakysiu, atvažiuok, sustatyk man tuos kranelius, paruošk viską, kad aš pats galėsiu pasijungti, arba jisai atvažiuos, ten labai greit sujungs. Tai vat, atvažiuos gal Viktoras tada su Vytu ir padarys tuos dar santechniką, man reikia dar išsimatuoti truputėlį. Tai va, tai tokie smulkus dalykai, bet jau didžioji dalis padaryta, ant sienų kaba, plakatai, sakau, paveikslai visokie, ten prikabinėta visokių nesąmonių. Tai kur reikia rėmelius užsakiau šiandien, ką tai padariau, paveiksliukų pririnkau visokių, reikės juos sudėti, suklijuoti. Nu, yra tokių smulkių, atrodo, kai pradedu vardinti, atrodo tiek daug. Bet kai kiek padaryta, tai vizualiai jau gražiai atrodo, jau visai neblogai atrodo. Tai va, tai nežinau, tai sakau, greičiausiai bus antroji pusė, bet matysim. Ir kažkaip labai laukiu ir tikiuosi, kad bus faina. Tenais, nežinau, man atrodo, kad ten turi būti labai faina ir jauku. Tiesa, nupirkau terasą naudotą, ten kur naudojo vietoj prieš tai buvęs baras. Jie turėjo terasą, tai pardavė man terasą savo ir atvažiavo, sumontavo meistrai, aš nespėjau, tiesiog kadangi statybose dirbu, tai suprantu, kad terasą padarysiu per vėlai. Kodėl? Todėl, kad kelios savaitės jinai gali dirbti. Local pubas gali naudotis tą terasą puikiausiai ir plus lauko staliukai, tai tik tai lietus gali sustabdyti. Jeigu ne, tai ten tikrai vietos padaugėja labai ir ten žmonių gali prisėsti nemažai. Ir tikiuosi, tie pinigai greit atsipirks, kuriuos sumokėjau laiko prasme. Bet kai aš pats dariau terasą, tai aš pagalvojau apie daugiau dalykų. Aš pagalvojau apie tai, kad tą terasą reikės nusivežti ir su kuo ją reikės nusivežti. Tai aš dariau, kadangi jinai yra 6x2, tai aš dariau 6 metrų ilgio, aišku, ir 5 dalis dalinau. Tai 1,20 m pločio, kiekviena dalis, jinai susijungia jos ir viskas ok. Tai ten kelias lentas nusukit, suverži ir atgal sudėdi. Tai gana greit susirenka, jeigu nereikia tvarkyti pagrindo. Kai buvo, pirmi metai buvo labai daug vargo, antri metai buvo labai greitai, treti metai, kadangi pakeitė gatvę visą, tai vėl darbo buvo. Tai aš visą dieną vienas pradirbau, tai kol pasidariau. Tai va, tai mano tokie buvo logika. Čia yra logika tokia, kad suprantama, kad 6 metrų nieks nesiveš, tai jie padalina 3 dalis po 2 metrus. Bet čia reikalingas krovininis autobusiukas aukštas. Tada viskas ok, nes jeigu mažesnis, į jį netelpa. Net ir krovininis mažesnis truputėlį į netelpa. Ir man Ivanas padėjo atsivežti, tai per 2 kartus reikėjo važiuoti. Ant 3 plokštės, tik 2 tilpo, jinai netelpa tiesiog, kadangi įstrižai dedami, tai tiesiog fiziškai netelpa per įkišti. Nu ir gaunus toks, nedaryčiau taip, bet kai daro žmonės, kurie daro, kad kažkaip vieną kartą nuvežtų ir negalvoja, kad ją reikia kiekvieną kartą rudenį išvežti, pavasarį atvežti, tai taip jau gaunasi. Aš padariau vienintelis dalykas, ko neįvertinu, bet turbūt negalėjau to įvertinti. Tai kojelių prie plokščių, nes plokštės kai padariau, tai aš viskas, į mano autobusiuką keleivinį telpa viskas. Ir suolai, ir plokštės, viskas telpa. Tas kojelis, kai padarau, viena plokštė netelpa. Nu tai ok, aš vieną namie laikau, kitas išvežu į sandėlį. Tai dabar dar turiu 2 metrų, tai nežinau. Turbūt reikės ką daryti, tai reikės priekabą. Arba nuomotis, arba skolintis. Man atrodo, Ramuniukas sakė, turi didelę priekabą, tai reikės jaučiu, kad priekabą ir ją krauti, kad per vieną kartą viską išvešiu molėtis, kad man nereiktų važinėti daug kartų. Turbūt tai dabar. Aš jau matau, toli galvoju apie rudenį dar parudėti dariau, bet reikia apie tai galvoti, apie tokius dalykus. Tiesa, dar aišku, ir alus nesumontuotas, bet šalikliai stovi, alaus atvežti, kranai yra dar neišmontuoti iš seno stalo, nes stalviečio nėra. Kai bus stalviečio, reikės išsipjauti, sumontuoti, kriauklį reikės statyti. Žodžiu, darbų žaidimo tokio, bet. Tai va, viskas dabar į spintelę susiveda ir kiek laiko jos gamins ir pastatys. Kai pastatys, tada dar man reikia geros savaitės darbui. Tai va, tai greičiausiai antroji pusė tik tai. Tai žiauriai laukiu, tikrai seniai taip nelaukiau ir kažkoks. Kai kurie klausia, ar mušio skylę, ar didinsiu local pubą, tai ne, local pubas neturi tiek daug žmonių, kad būtų prigrūstas pilnas, tai jeigu sezono metu ten būna pilnas baras, mes atraukštas, dabar net darinėjom praktiškai, tik rezervacijom didesnėm kažkokiom, tai jeigu jis būtų pergrūstas, galvoti kitaip, bet ne, darysim kitą, bus Biremborų teprūmas, Biremborams faina, man faina, asortimentas didelis yra ir kažkaip galvoju, kad bus smagu visiems, gal labiau, kad
Kalbėjau ir dingo vaizdas, kažkas rašo GoPro repairing a file. Tai gal nedingo. Pasižiūrėsim, kai kompą įkelsiu. Tai dabar lėkiu, ateina Arūnas padėti man sutvarkyti kamerą, sujungti. Aš viską susijungiau, ten iš seno Jasinskio baro kamerą sustačiau, išvedžiojau, viską padariau. Vienos kameros iškart nepagavau, tai nežinau, ar aš blogai sujungiau tą kamerą, ar angalius gal negerai uždėjau, o gal tiesiog programiškai, bet žodžiu. Reikia dabar sutvarkyti visas pajungti, tada matysim. Ten reikia konfigūruoti routerį, kad jis priimtų ir atpažintų. Tai čia didžiausia bėda ir yra. Aš nesugebu, nemoku, tarkim, taip konfigūruoti routerio, kad neprigadinčiau, nesulaužyčiau kažko. Ta moka Arūnas. Tai Arūnas man padeda su tinklu, tai jis man padeda, nes ten man yra mistika. Tai va, tai žodžiu, turim pasakyti kameras, sujungti, kad rodytų, viską saugotų, tai viskas sujungta teoriškai yra, bet praktiškai neveikia, tai reikia konfigūruoti. Tai va, kartu su Arūnu atvažiuoja dėl manęs, atvažiuojama padėti, mato, kiek žmonių man padeda. Atrodo, viską pats darau, nu ne, ten tas padeda, žiauriai gerai. Ir, dar vieną dalyką papasakosiu. Nu, neįtikėtina atrodo istorija ir taip, nu, ne... Atrodo, šiais laikais taip nebūna tiesiog. Nu, tiesiog nebūna. Tai yra toksai dzūkų restoranas Alytuj. Dar iki jo atidarymo jie važinėjo kartu su mumis ir į festivalius, į naminių aludarių sutikimus, nes jie norėjo atidaryti restoraną su Bravoru kartu ir jie norėjo išsiaiškinti, kas tai yra, kaip tai veikia. Ir belekiek žmonės, belekiek įdėjo energijos laiko tam, kad išsiaiškintų visą tai. Nu ir man tada tas požiūris buvo žiauriai. Tu matai, kad žmonės turi resursų, skiria tam resursų, bet laikos tam skiria. Tikrai dėmesio ir laiko labai daug skiria. Nu, žodžiu, atidarė tą restoraną, tai tikrai didžiulis restoranas, labai fainas. Ten prabangiai įrengta, ten nuo iki, ten didžiulis ir Bravoras yra. Ir aš esu buvęs kelis kartus, kadangi Alytus man ne visai pakeliui ir kitas galas miestą. Ir dabar kažkaip Virgis gimtadienį šventė, sakau, davai darom Alytuj. Tavo tėvai atvarys ir viską Alytuj daryk savo gimtadienį. Nu ir padarėm dzūkų restoranės. Nuėjom, susitikom ir aišku, pasirodo, aš galvoju, vakarais gal Rokas nedirba, bet dirbo ir Rokas ir vakarais. Tai pašnekėjom, persimetėm kažkaip žodžiais, bet fainai, kažkaip labai linksmai pabendravom truputėlį. Ir, žodžiu, skambino man šiandien Rokas, praėjus, kai čia 2 savaitės trūk praėjo. Sako, žinai, aš su tėčiu pašnekėjau, mes tau norim padovanoti 2 alaus statinės. Sakau, kodėl? O tiesiog, mums viskas gerai, mes gerai gyvenam, viskas gerai sekasi, žmonių ateina, viskas, o tau, sako, ten su ta gatve blogai buvo ir tikrai sunkiai tau ten sekėsi, nu, tau tokia mūsų dovanėlė. Jokių atbulinių minčių nieko žmonės neturi, tiesiog, taip sugalvojo, kadangi pasimatėm, jie prisiminė ir kažkaip, va to ir šeima, matai, žmonės. Sakau, tokių dalykų atrodo, netrūksta žodžių būti, nes nevyksta, nebūna tokių dalykų. Ir dar prisimenu dar vieną dalyką, kur tikrai buvo ir toks irgi toks labai netikėtai ir labai gražiai, tai kai mūsų Jasinskio barą, kai turėjom, buvo užsidegus virtuvę ir degė realiai gaisras buvo, tai kas nežino, tai suveikė signalizacija. Aš įsijungiu kameras ir žiūriu, bet signalizacija būdavo, kad suveikia šiaip, kartais būna durniuoja, tai įsijungiu visą laiką kameras, pasižiūriu, kas kur yra. Ir jeigu viskas tvarkoja, tai tiesiog ją išjungiu per telefoną ir viskas. Ir aš įsijungiu ir kažkaip žiūriu į barą, kažkoks liktai toks per rūkelį biškai, kitą kamerą, 3 virtuvės kamerą, nieko nesimato. Toks atrodo, žinai, kai būna debesyje esi visiškam ir saulė toli šviečia tokia. Nu viskas aišku, dūmai ir dega ugnis. Tai stresas tokį pamačius dalyką ir kai baras toli nuo tavęs yra, stresas milžiniškas yra. Tai aišku, iškart gaisrinė atvarė, netvarė, aš paskambinau. Ir tada man skambino iškart apsauga, kai tik su gaisrinė pašnekėjau, skambino apsauga. Sako, suveikė signalizacija, važiavom patikrinti, pažiūrėjom, viskas gerai, sako, yra, tai mes galim turbūt išvažiuoti, ne, nes, sakau, žiauriai gerai, gaisras vyksta, už lango dūmų pilna, viskas labai gerai, tikrai. Tai
apsaugos tarnybos darbuotojas tikrai puikiai atliko savo darbą. Gerai, bet, žodžiu, aš per 10 minučių atsiradau bare. Man važiuoti yra 20 minučių, aš per 10 atsiradau. Tai senatis sukako, nebepaskusit, bet... Ir jau gaisrininkai buvo užgesinę. Ir žiauriai toks pozityvumas buvo tai, kad jie apėjo gaisrininkai, rado atidarytą langą. Barmenė neuždarė lango. Neužsuko, tik tai užspaudė. Tai vėl sėkmė atrodo, blogai padarė, bet šiuo atveju sėkmė, nereikėjo daužti, laužti lango. Tai jie nedaužė lango, nelaužė, įėjo į vidų. Ir sako, mes būtum su šlangą pylę, mes būtum to visą virtuvę supylę. Bet sako, pažiūrėjom, pas tave gesintuvas yra miltelinis. Ir sako, mes to visą gesintuvą supylėm, sako, gal nieko tokio. O tikrai ne. Tai va, tai liko daug miltelių, bet nebuvo sulieta viskas, supilta, sugadinta. Tai gaisrininkai tikrai, pagarba didžiausia, apsaugos darbuotojas, kaip matote, ne tik tai, kad nematė, jog dega, bet nematė, kad langas neuždarytas yra, neužrakintas. Tai va, būna ir taip. Kameros padėjo, belia kaip, su signalizacija, taip kad šitie dalykai išgelbėjo mus. Ir virtuvėje nedirbau 2 dienas, man atrodo, gal mes ten valėmės, šveitėmės, nes nieks nenorėjo paimti greitai, tai mes ten patys viską tvarkėmės. Ir baras buvo prūkęs visas, tai... Ir kaip matė, tai viena pažįstama buvo Birhausas Vokiečių gatvėje Rusijoje, dabar jie kitoje vietoje yra. Tai jinai dirbo tuo metu tenais su to įmonėje, pamatė ir jie nepatikės, atvažiavo pas mus, atvežė visą padėklą sumuštinių skanių. Ir sako, čia jums, sako, kad truputėlį pagerintų, pagražintų dieną. Tai Asta šaunuolė buvo, aš dabar to sakau, taip, Asta, jos kolegė, dabar vardo nepamenu, bet, faina, tikrai toks atrodo niekas, šūdas niekas, bet, atvažiuoti reikia, jiems reikia padaryti, reikia atvažiuoti, atvežti reikia. Kam to reikia, atrodo žmonėms, bet, iš tos 2 atvejus kažkaip atsimenu, dabar 2, vienas naujas. Ir toks visi sako, netikiu, kažkas dar, ne, sakau, bet netikiu, ne, sako, viskas tikrai taip. Tai tai yra tų gerų dalykų gyvenime, kartais irgi gražiai, paprastai galima žmonėms padėti, kur atrodo smulkina kai kam. O kitai pusėje gali būti didelis dalykas. Tai labai norėjau pasidžiaugti ir ne... Aš visada apie juos, kai sakydavau, kad važiuoju pro Alytų, varykite tenais. Jie turi savo alų, jie turi maistą skanų, šiaip faina pasėdėti ten yra. Tai ne dėl to dabar giriu, kad jie man alų padovanot. Aš tai dariau iki tol visą laiką. Ir visą laiką sakiau, kad Alytui pasisekė, kad turi tokią vietą, nes nedaug miestų turi tokias vietas, kur tikrai gero lygio, tikrai faina pabūti, tikrai gera pabūti, tai tikrai nedaug tokių vietų yra. Ir čia viena iš tų vietų, plus aš vietas labai vertinu, jeigu yra alaus kažkokio tai kitokio, o nestandartinio. Tai jie verda alų tik pas savo, jie nepardavinėja kitur to alaus. To alaus turi sezoninį alų, tai tikrai faina. Buvau, jokių ten neradau blogybių aluje tikrai, tai specialiai neieškojau, bet tikrai pasijuntu. Kai ragauja alų, tu iškart pajunti, aš pajuntu visas nesąmonės. Tai tikrai, kaip sakyt, labai džiaugiausi laiką tokią vietą atsiradus ir džiaugiausi dar ir dėl to, kad mačiau, kiek jie į tai įdėjo, kiek jie laiko savo skyrė, kad išmoktų, sužinotų apie tai. Tai labai džiaugiuosi. Labai geri žmonės, ne tik dėl to, dabar atrodo, kad geriu dėl to, kad ne, visą laiką jie su jais gerai sutarėm ir buvo visą laiką atviri tokie paprasti. Tai žinokit, stebuklų būna, gerų žmonių yra ir reikia džiaugtis, kad tokių žmonių yra ir kad taip sekasi. Tai matot, kiek man barą atidarinėjant, statant, kiek žmonių man padeda. Po mažiuką dalyką, po didesnį dalyką, bet visur kažkas kažkur padeda. Ir kai reikėjo man Jasinskio, kai krausimės, kai Trakų barą atidarinėjom, reikėjo, pavyzdžiui, daug remelių. Tai mano buvęs klasiokas, su kuriuo mes prasimokėm gal 2 metus ar 3, 2 gal metus tik tai. Ir mes nebendravom visai beveik ir jisai sako, aš Norvegijoj gyvenu, pas mus tų remelių labai daug, ten visko yra, palika žmonės, kur gali ateiti pasiimti iš, kai palieka. Ir sako, aš tau galiu tų remelių pririnkti, aš važiuoju ten pro šalį, kas galiu sustoti, paimti, sako, po to atsiųsiu. Sakau, bet tai ten siuntimas gal brangus. Ne, aš turiu, ten man veža ten už kažkaip, ten, žodžiu, nieko nekainuos, aš to viską tik tai iš Vilniaus pasiimti reikės, iš vienos vietos. Tai įsivaizduokit, man privežė krūvą dėžių tų remelių, nieko nekainavo, nieko nereikėjo ir tau klasiokas. Tai su Andriu nuo to laiko kažkaip bendraujam, net ne nuo to laiko, žinai, gal čia buvo
Dabar galvoju, tai Remelė atsirado po to, kai mes susitikom, nes jis atvažiavo į Lietuvą ir sugalvojo klasiokams seniem paskambinti arba parašinėti ir jis sako, susitik pašnekėti. Sako, šiaip, kažkaip sugalvojau taip. Nu ir ir mes su juo kažkaip pabendravom ir labai fainai pabendravom, tikrai, su žmogum, su kurie niekada nebuvom draugai, nesimatėm belie kiek metų ir kažkaip labai smagiai pasibendravom. Tai dabar jis grįžta, vis laik susitinkam, ateina į barą, mes pasišnekam, pabūnam ir sakau, yra tų gerų žmonių, kur tikrai padeda labai daug ir jeigu reiktų viską už pinigus pirkti, tai toks nebūtų taip, kaip yra. Tiesa, aš Andriui turbūt turėčiau statyti labai daug alaus, kad už tos remelius, kad kiek būčiau išleidęs pinigų. Tai džiaugitės gerai žmonėm aplinkui, vertinkite juos ir padėkit kitiems. Pamažyti dalyką, kartas nuo karto jūs kažkam kažką gero padarykite, kai nesitik ypatingai.